Tai ką, sveiki visi. Tai pradedam naujus metus su nauju video. Tai pasakius, tikru, kur yra šiandieninis. Kur čia suktuvus. Tai važiuojam karvėm rūliukų nuvežti. Ten važiuosim į Fazendą, iš ten rūlius paimsim ir tada nuvešim. Saliarkas turi, nesenai pyliau. Iš karto mikrofono nepasėmiau, žiūrėsiu, kaip gaunas. Gal reikės, gal nereikės. Tai va. Tegul biškių pašyl. Ir lekiam. Bandom paimti tą tuos du rūlius. Kokie statymai, pakels, nepakels. Nežinau, sakyčiau, kad jau čia nepakels. Nu, pasiruošiau užstatymus. Ui! Žiūrėk, pakėlė. Geras. Blogai nesitikėjau. Pamesim. Alio. Supratau. Jaučiu, da prasisupras. Tiesinu. Šiokius, prasus. Pratasai. Karočią, sakė, reikia turių rūlių. Aš tai nesitikėjau, kad šis gal iš kartų paimti. Galvojau vieną paims, o žiemą teka net su vežti. Ne pačią žiemą, bet vežia mums. Nes aš šis nesikūrė, ar jo, jau žiemą beveik praėjus, jau buvo beveik ištirpę visur. Tai toks vairis buvo, kad bekeldant rūlius, supranti, šlangą trūko, netruko ten išsimušo. Tai pakelti negalėjo ir praskleisti negalėjo, tiesiog buvau rūlį pakėlęs. Taip aš parvažiavau kažkaip, sunkiai kažkaip. Blogai dabar nematau kelio. Ai, dabar įpažįsta, kad nori. Gal įkirsti trūko rūlis, gerai tos. Šitą karvę laukia į biškį yra koja patinus, leidom vaistų. Tai po biškėlė geriau. Ir šitų yra. Taip pat biškį. Jau žiūrį, tėvus atvaro šerpis. O, jau pusė 6. Šitą pirmą bėgių, nami važiuojam. Pravažiuos. Sup. Gerai. Leidžiu ant pravažiuos, aš einu atsidaryti. Stop. Opa. Geras. Bet netgi du rūlius paėmė. Tai varom atsidarom ir lekiam šitai vežti. Pasidarėm, tėvuks atvarė. Pasakė žodžiu atsargiai, nes jam kažkada buvo iškritęs šičia. Šlangas nutraukė. Pavažiuoju ir tą antrą paimu ir numetu. Paskui vieną pasiimsiu. Taip gerai atstoja. Gerai, kad įsižiūrėjai
Galvau, sakė, jis sakė, kad labai kirto rūlius. Rūčių pažvengęs. Tada buvo kritęs čia ir šlangas. Bet čia kažkada jam buvo. Žodžiu. Pamatysim, kaip aš čia stragiliu. Net stragiliu, tai kad matomus ne ką gerą. Starčių pasėdėm, bet dar reikia. Ir viskas. Dabar verti tą. Ay, papi, la fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. La fama, se la pasan diciendo que soy
šakės tokia didumą. Tą patį šitą matau, bet ką daro. Apsveigina. Stoviu, bet jis svarbu nepajudėtų. Dar turėtų paimti. Paėmam, nuduodam, kaip ne taip. Dabar šitą reikia. Krūvą. Aišku, paskui, žinai, mes paimsim ir šeši dar. Čia dabar paimu tik nuvažai vieną vietą ir viskas. Tam taip. O daugiau, laikinai to manie pabūn ir opa, pasiėmėm. Ir iš teką nutrauk. Mamytė paskambino. Teką įsidėt, žinai. O mes važiuojam. Va, dar koks vairis buvo. Kad va šičia nuina variklį. 11 kW. Aš buvo atvažiavęs meistras. Žodžiu, saka, čia po anam variklį reikalbinė. Tai dabar nuvežė. Jo. Nepamačiudas ta. Nu, nelys porat. Va, lekiam. O gal dar šiuo įspėsim. Dar detaliai, akmenų reikia parinkti. Tada nurenkam akmenus, tada užsidedu lėkštes, varau lėkščiuoti ir ant galą sėsti. Nes pažiūrėjau, nu tipo, yra vietų, kur nepasieta, bet ne taip žiauriai, kaip pas kaimynus. Pas kaimynų tą laiką visokai baisu. Realiai visas lauks, kas antrą pasodinta. O ten gal kokį 20 hektarų. Tai kas antrą pasodinta. Tada dar reiškia, ne gerai pasėjau. Taip apsiau. Varom į namus, reiktų jas palaisti. Teisiškai. Tada štai nepaipškiausia pas mečio varai tokie biški irgi. Tipo saulė yra, bet ir nelabai šilta, vėjas. Tai tiesiog atšviesu. Žodžiu, tas. Reikia tada įnom. Opa, ir mes jau namuose. Dar fotkiai iššauti, kad būtų kaveriui. O, jau ką sudomins pardavimui. Praduodam presą. Kiek čia? 2,8, 2,7 kažkur. Ir gali būti jūsų. Ha. Ne, šiaip baba ir geras aparatas. Čia, kokia yra problema su juo, tiesiog vienas yra bugnas aplankstytas, mes jį visi kažkiek esame ištiesinę. Nu, tipo, jis viskas veikia, žinai, viskas all good su juo, bet tiesiog bugnas yra palankstytas. Ten geriau pasižiūrėjus, čiūda pasimatys per kamerą. Nesimato. Nu, čia tipo toks minimalus yra, bet vis dėlto, žinai,
vis tiek yra tas garsas, bet jis nieko nestabdo. Opa, va su tokiu aparačioku mes. Primetė, neprimetė. Viso gali būti. Taip, aš jį pastatau, pamatysim toliau. Tą nuleidžiam. Opa. Dabar važiuoju nuleidžiam. Palaukiam biškį ir čia masė jau ką. Ką čia turiu pasimti? Opa, tuos du. Ir viskas. Tam kartui su šitu yra baigta. Bet dar video nesibaig. Dar yra ką reikia padaryti. Tai jau, kaip ir sakiau, žodžiu, tiesiog parduodam presą. Tai jeigu ką sudomins, rašykit, jau čia skelbimuose jau matėt. Jeigu žiūrėt, yra Facebook'e ir autogide, man atrodo. Gal dar net skelbimuose yra. Tiksliai dabar nepasakysiu. Bet tai žodžiu, ką sudomin, rašykit. Rasim, kur ką jum pritaikyt, gal kokią nuolaidėlę dar, žinai. Tai va, tai žodžiu, pagrindiniai dalykai padaryti, lika dar vieną. Prie to pačio gal nueisim iki garažiuką, pamatysit, kas ten deda, žinai. Tai leikim tada iki garažo. Opa, radau šluotas, gal čia reikės pritaisyti. Ir štai tasai stovi, ilsis lauk variklė. Tik po viskas ant, ar ką, žinau, ten tik tais reikia. Kaip matai variklį. Opa. Visu. Daugiau jis, all good, no problem. Čia draugelė, žinai, tas sens. O čia kažkur praleidžia iš vidaus. Kas žiūrėt laivą, tas žinot. Tai tokias čia problemas. Čia tiesiog variklė reikia nauja. O ši čia kažkur salniks praleidžia. Tenai čiųjų. Nu, nes tepala buvo. Ir leidž kažkur tepalą. Ir dar su elektra. Kažkur masė dingus. Ką leikiam tabą. Iki tųjų. Bum. Mes jau čia. Oh my god, ne kai transižionai. Jo. Čia apaukai lenda, viskas lenda, Jėzus. Reikės dėt paskatą. Ten plaukus. Kada čia vakar pasodinom. Parsivežė. Saka, imkit, karočią, man tai pamovykį reikia. Nu tai, paėmėm, padarėm, pasodinom, baba. Man yra darbs tiesiog paimti ir palaistyti. Tai pusė kibira vienam. Gal atvažiau. Dar va šitą kraną reikės turkyti, nes man tai praleidžia. Turim pastovi užsukti. Veikiam vieną pusę. Čia užšūkiau gerų 3-4 metų nebesimatys čia. Nebesimatys chatas. Jo, čia irgi krūmus išrovėm. Tai šikai žiūrėjau darbą. Geltoniuks net vos ištraukė primetį. Vos. Ai, tai bus. Ansykė. 6 primetė. Ansykė. Gerai, dabar vėl paleisiu, kai atsidursim prie paskutinių kokių 4. Kaip ir sakiau, ant 4 kažkur, kai liks kokie 4.
tada, žinai, pradėsiu filmuoti, o tai čia kaip apskaičiavo. Gavos lygiai 4. Tai paskutinius palaistom. Ir viso čiūjų. Ką daugiau čia galima pajepinti, padaryti, supranti. Nelabai ką, čia dar eis iki galo. Apie 12 dar kažkur turėtų būti jų. Tai tikrai bus. Ir dar, lygtais dar daugiau kažko ten nori. Čia nežino. Tai žodžiu dar bairis, ne bairis. Šitą. Opa. Tai žodžiu bairis, ne bairis. Šitą buvo nepatogiai. Tai žodžiu. Dar esam čia daug ką padarę. Tai dar čia visko yra, tai einam dar parodysiu vieną dalyką. Tai žodžiu, reikės jau duobeliuką irgi kažkada gerinti. Lėkštės vėl reik pradėti tvarkyti. Ir opa. Čia jau žinot, nuo ko. Tai žadam daryti dar didesnį, dar ilgesnį. Kad, dabar čia telpi tą apie 10 galvijų, ne? Tai darysim tiek, kad tilptų apie 20. Bent 15. Žinai, kad bent būtų biški daugiau. Tai va, šitą pjaustom, vešim daugiau negu pusę į metalo laužą. O čia, tos šaknės iš tenai. Tai čia paimsim, ką su tuo nupjausim, dar žukšti. Ir tą pasimsim, o daugiau visą šitą supjaustam dalim ir išvežam. Atprimėti, klausykis dar goliai sveiki pakankamai. Negirdi, kad užtų. Tai čia toksai bairas, kiek jis dirba, tai jau. Čia jau realiai tai buvo. Tai čia žodžiu realiai visur skylės. Čia vapšė, tiesiog, kol sako, kur aš pravežu, žinai, partėm. Tiesiog dalim, manas karenu. Tiesiog dalim. Tiesiog nusprendėm taip, kad darysim naują. Nemarkį restauruoti. Tiesiog nemarkį restauruoti. Tai gerai tada. Šiandien tiek. Tada susitiksim kitame epizode. Nežinau dar kada jis bus. Ar ką reikės įveikti. Bet išsiaiškinsim. Gal bus priklis jau. Bet nežinau. Nes dabar realiai ieškom, bet sunkiai. Yra grinai, kur donorą parduodu štuką 2, pilna keturka, bet ten toksai girdis paskirstimo grandinės biški. Ir kai užgesini toksai garsas. Tai toksai, nežinau, jau supranti. Ne visas darės abanovas gali pirkti. Daug nebedaram, ten tų galvų variklė. Tai tų jų nebedaram. Yra kaip yra, ne? Tai žodžiu, gerai, varau kur pečiu, jūs nesušalkit, pavalgykit, tai gerai tada, šiandien tiek. Tai susitiksim kitam epizode, ačiū, kad žiūrėjot, būtinai paspauskite laiką, prenumeruokite mano kanalą, pabandykim per šiuos metus pasiekti 1000 prenumeratorių. Davai, bandom. Ir jau greituoju metu didinsim ūkį. Sudie.